Sveikas, Antanai. Labas. Sveiki. Šiandien turim svečiuose Radvilą ir Antaną, nuostabų pirtininką. Mes esam su tavim jau kažkada labai seniai kalbėję apie vantas pirtis. Kažkaip tai norisi atgaivinti, papasakot, priminti, kas kur kaip vyksta, dėl ko. Turi vantų atsinešęs? Be abejo, nes vasara tai yra vantų ruošimo metas. Tai taip. Ir kai tik nelyja, tai mano visi laisvalaikiai būtent pasiruošimai žiemai. Tai va, kaip tik aš dabar turiu, tai vakarykštis darbas. Štai va. Turiu visokių įdomių. Tai dabar apie pačias vantas. Vantas ruoši pagrindę. Kaip skaniai. Vantas pagrindę ruoši pavasarį, vasarą? Ne, pavasarį tai tikrai tik tai šviežios ir tam kartui, nes jos ruošti žiemai dar per anksti. Per anksti. O kodėl yra per anksti? Nesubrendę lapeliai ir nieko gero iš tokios vantos nesigausim. Paprasčiausiai, jeigu sudžius, sutrupės ir ne. Taip. Tai tada reiškia, kad vasaros jau tas vidurys, antra pusė yra pats tas dalykas. Ar skiriasi, tarkim, imi visas vantas ruoši tuo pačiu metu, ar skirtingų laikų truputėlį skirtingų, pavyzdžiui, ąžuolas, beržas? Puikus klausimas, be abejo. Reiškia, pirmiausiai, kas jau turiu pasiruošęs, kas tikrai jau daugiau nedarysiu, tai yra liepa su liepžiedžiais. Jau tas metais maždaug prieš mėnesį gal buvo, praėjo, apie 50 aš jų pasiruošiau. Jau tikrai žinau, kad turiu. Lygiai tas pats, kaip galbūt, jeigu tenais į kamerą parodysiu, vingiorykštė, nuostabi žolelė, jau seniai pražydėjusi, nubirėjusi. Jau turiu vėlgi apie kokį, nežinau, arti 100 pasiruošęs, čia dar ir draugams bus. Tai va. Beržiukui dabar pats metas ryžtis. Yra toks prietaras, sakysim, kuris... Aš visuomet sakau, yra neteisingas, kad vantas ryžti iki joninių. Tai yra visiška netiesa, nes iki joninių dar nebūna subrendę tie lapeliai ir jeigu mes iš arčiau patyrinėtume, tu pasižiūrėk dabar, dar yra neužaugusių lapelių mažiukų, o tai prieš joninės apskritai jas dar tokios būna, pavadinkim, skisti tie lapeliai ir jie sudžiūvę, lūžinėja ir nieko gero. Taip, kad dabar pats metas aš rišu pats beržinės. Toliau turiu, sakysim, ąžuoliuką. Vėlgi vakar rištas mūsų lietuviškas ąžuolas. Vėlgi duosiu iš to pauostyti. Kvepia nuostabiai. Jau galima rišti. Turim kitą ąžuolą invazinį, kurį vadinam arba kanadietiškas, arba raudonlapis ąžuolas, turiu pavyzdį, yra rugsėjo mėnesį. Atkreip dėmesį į spalvą, čia yra pernykštė vanta. Dar tokia... Žalia. Dabar ant kameros truputėlį matysi skirtumas, bet taip tai... Kaip šviežia. Tai va. Tai jai ryžtis, einant į pirtį taip, bet žiemai dar per anksti. Dar turi tie lapai subręsti, jie turi būti geresni, pavadinkim šitai. O dabar prisiskiniau, pasidariau nedidelę vantą. Kaip man ją pasiruošti žiemą, kad išlaikyti? Kur laikyti? Kaip laikyti? Pirmiausiai, dar yra vienas toks niuansas, rišant vantą, kaip aš mėgstu pasakyti, geram meistrui bet kokio atsuktuvai neduosi. Kinietiškas, sakys, eik tu iš čia. Tai va, taip, kad ir vanta turi būti teisinga, kaip geras įrankis, tai yra pirtininko darbo įrankis. Taip, kaip matosi tikriausiai šono, kad kotelį absoliučiai jokių lapų, ką mes dažnai galim pamatyti turginėse tose vantose. Belia kaip surišo ir viską. Tai štai va. Sudžiūvusi vanta yra tokia, pademonstruosiu su ąžuoliuku, yra tokia, kad jinai sudžiūvusi, sausa, bet jeigu šitaip suspausi
ir paleisi, lapas nesulūš. Nesulūš. Jeigu lapas lūžta, vanta yra perdžiūvusi. Tai vėlgi yra toksai niuansas. Tai vad gerai išdžiūvusią vantą aš jau, kaip sakoma, patikrinu ir tada dedu į dėžes. Ir jos, aš jau rišu plokščiai, bet jos dar labiau susiploja, nes šiaip su vanta turi būti plokščia. Va taip ir laikau per žiemą dėžėse. Ir jos kvepia nuostabiai. Yra 3 priežastys, kodėl dėžėse laikyti geriau. Pirma priežastis tai susiploja, kaip sakau, pasidaro teisingesnė. Antra, mažiau praranda kvapo, nes jeigu kaba kažkur palėpė, vis tiek. Taip, teisingai. Jinai tą kvapą išdalina aplinkai. Trečias dalykas, kaba palėpė stipriai apdulka. Taip. Vėlgi, šito dalyko čia nėra. Taip ir sakiau, 3 priežastys. O jeigu taip, būna parduotuvėje, nusiperka tas vantos. Kaip ją paruošti? Jo, nes jos kitą kartą iš tikrųjų būna perdžiūvusios, jau jas nebegalima atgaivinti. Žinau, kad mirko į vandenį. Taip, galima, iš principo kažką, bet vėlgi labai nustebinsiu pasakęs, kad aš vantų vandenyje nelaikau ruošdamas. Juokingai nuskambės, bet taip yra. Aš labai trumpam pamerkiu. Tebūnie 5-10 sekundžių pilnai panardinu į vandenį, drungną, ne karštą, jokių būdų. Trumpai panardinu ir po to ištraukęs jas palieku porai valandų, va taip pastovėti voneliai. Kas gaunasi? Tas vandenukas, kuris čia papuola, jisai per tas 2 valandas labai smagiai atmirko tos lapelius, jie pasidaro drėgni, bet nešlapi. Nešlapia vanta tai yra mazgoti. Čia šliop. Toliau tas vandenukas bėgdamas per kotelį ir kažkiek atmirko, jisai tas mazgelis įsiveržia, tai va ir turim teisingai paruoštą vantą. Kas yra Radvilai su vantom? Tau? Radvilui dar pasakysiu, ką daryti, jeigu žmogus neapsižiūrėjo ir perdžiovino vantas. Turiu pats keletą perdžiovusių vantų ir ar galima jas atgaivinti? Iš principo taip, ir jeigu jas nori dar ilgiau laikyti, aš visą laiką rekomenduočiau lietingą dieną palikti kažkur tai nepliejamoj vietoj. Ta drėgmė aplinkui papuls ir lapelius. Jie kad jinai įgautų tos drėgmės, nes... Tai drėgmė padeda tiesiog, kad... Be abejo, taip. Kitas dalykas, nepamiršk, kad, kaip sako, ta drėgmė dar palaikyti užpilus ant akmenų, palaikyti virš garų. Jisai pasigauna, atsargiai, kad ranka negautų to smūgio garų, to karščio. Gerai, o po to dar toks, man labai patinka, kai ateina į pirtis ir pasiema vantą Radvilą ir taip gerai stipriai vanuoja. Tai neturėtų būti. Kodėl? Aš, pavyzdžiui, asmeniškai man patinka stipriai, bet vėlgi yra tas jau vanojimo menas, pavadinkim. Pradžioj švelniai, turiu vantutės pradžioj, juk mes galim tą tik šilumą nuleisti ir visiškai neprisilenčiant, po to lengvi prisilietimai. Yra daug judesių ir kurio po to jau yra ir tie vadinami mušimai. Oi, tai tie mušimai, žinok, vanuoja taip, kad lapai skraido ir išeina tik šatras. Ne, tai jau, reiškia, čia yra problema vantoje, bet ne meistriškume. Ir ne tas, kuris muš. Tai va. Kalbant apie pirtis vasarą. Aš čia vieną dieną irgi skaitinėjau, žinai, vasarą pirtis kaip ir gerai, ir ar blogai, kaip ilgamečio profesionalo pirtininko nuomonė. Atsakau į šitą klausimą labai paprastai. Už poros dienų važiuojam su kolegom į tokį festivalį, Mandalą, ir tenais mes pravedinėsim pirtis. Ir aš jam labai aiškiai parašiau prisistatydami, kad karštą dieną, kai tu nueini į pirtį, o ten žymiai karščiau.
Jeigu laukia 30, tai pirti, pas mus 60. Ir kai iš tų... Aš šitą skaitinėjau, žiūrėjau, kad, pavyzdžiui, rekomenduoja vasarą eiti į pirtį, dėl to, kad visų pirma mažesnis užimtumas. Oi, ne. Tai okei. Ir po to kitas to, kad vis dėlto aukštesnė temperatūra pirties geriau atidaro visas poras, nes dabar irgi sėdžiu, sušylęs, dulkės visos ir... Yra daug privalumų. Padės išsivalyti geriau. Be abejo, kad taip. Kitas dalykas, visiems labai mėgstu pasakyti, kad ponai ir ponės, jeigu jūs važiuojate atostogauti prie jūros, kur norit savo kūną parodyti saulutėj, būtinai nueikite į pirtį. Pasidarykite kūno šveitimą, tą vadinamą pilingą. Nes kodėl dažniausiai būna taip, kad po poros valandų pabuvus ten ir specialiai nesideginančio jau kitą dieną parauda ir lupasi. Priežastis labai paprasta. Jūsų sena oda, atėjo laikas keistis, gavo saulutės, gavo vandens, sutrukinėjo viskas ir jinai lupasi kaip tas pergamentas kažkoks. Tai yra būtina sąlyga, kad būtų ir gražus jūsų tas įdegis ir... Tai pirtis nėra vien tik apie kaitinimas, bet ir apie visas kitas procedūras. Yra ištisas menas ir, kaip sakoma, pirtie valosi ne tik kūnas, bet ir siela. Labai puikiai terpė su draugų kompanija praleis, pasibūti, atsipalaiduoti. Be abejo, taip. Dabar, sakai, važiuosi į festivalį, ne? Tave žinau, kad galima visą laiką surasti, rezervuoti Saulėjų spa, pirtis. Taip, tik tai vasarą vėlgi kažkaip mažiau klientų, nors ką tik tai neseniai sakiau, kad į pirtį ne tik, kad galima, bet ir reikia eiti ištisus metus, nes tai yra tokia, kūnas, kai pripranta, tai jisai suvokia, kad čia yra sveikata, reikia mažiau vaistų, reikia, Taip. Čia tas pats, kaip aš dabar, irgi sakiau, kad namie yra pritelė, gaila, kad jie reikia kūrenant kaistą namą ir biškai jau tada būna per karštą namuose. Reikia ateiti į Saulėją pas mane. Reikia ateiti. Taip. Paimk. Tai čia tokie dalykai. Tai labai smagu. Džiugu, Antanai, kad pasidalinai apie truputėlį vantas, nes aš tikiu, kad vis tą informaciją reikia dalintis, nes žmonės daug ko nesupranta. Ir vėliau turbūt pratęsim kokį kartą apie aplamai ritualą pirčių. O jeigu dar apie vantas, tai aš labai trumpai pasakysiu vieną. Sako, nusipirkau vantą ir einu į pirtį. Tikras pirtininkas, nebūtinai profesionalas, tie, kurie iš to duoną valgo. Tikras pirtininkas turi keletos rūšių vantas. Yra vėduoklinės. Kad ir šitą jau prie vėduoklinį, iš didesnių. Nes tiesiog didelė pati. Taip, jinai ir su kvapu, pavyzdžiui, aš labai mėgstu pridėti į šitą, kad ir vingiorykštę, ir užpilus garo, net nepastebi, kai aš ją pridedu, nuostabus pirties kvapas. Nereikia jokių sintetinių kvapų ir tenais visokių kitų priedų. Toliau yra darbinė, su kuriam tu darai procedūrą. Vėlgi mano labiausiai mėgstamos, aišku, beržas yra gerai, tarp kitko pasitaiko alergiškų žmonių, bet šitokie ąžuoliukai, labai smagūs, bet ką galiu išsidirbėti, jis patogus. Ką mes turim šitą vaikino, yra kvapniosios, su jie galima paglostyti, bet jeigu su šitokia pridėsi, prikutės, jeigu su tokia, per ją pakvepuosi, prašau, čia vaikinė, aš tau dovanoju šitą. Nenori. Prieš tai sakyk, žaidžiau, o dabar, kai siūlo, tai nereikia. Tai yra vantos daug skirtingiam tiem dalykam. Taip, ir jeigu aš einu, sakysim, rimtas užsakymas, pavadinkim šitaip, o jeigu grupė, tai pas mane, ko dabar? O jeigu grupė, bent jau 12 aš turiu kvapų. 12 kvapų. Taip, tai žolynai mūsų, tai... Kokie pačio, pavyzdžiui, yra mėgstamiausia?
Aš galiu pasakyti, turiu, aš mėgstamiausius, pavyzdžiui, man tas mūsų lietuviškas ąžuolas. Nu, jisai dar nespėjęs pradžiūti, čia, kadangi tik vakar išta, bet aš turiu, štai, jinai yra, įsivaizduoji, kaip kvepia drebulė. Aha. Nuostabus kvapas. Vėlgi, tai su juo nepridirbsi vien dėl kvapo. Jo labiau drebulė tai turi ir savo mistinių savybių. Mūsų protėviai specialiai augindavo savo sodybose, kad drebulė apsaugotų nuo piktų dvasių, nuo blogo kaimyno, nu, ir nuo viso, kas neigiama. Tai yra dvasių visokių ir išvaikymui. Nu, čia vėlgi, čia yra mūsų, kaip pasakyti, istorija. Juk ne veltui ta mūsų lietuviškos pirties lankymo tradicija yra įtraukta į Lietuvos nacionalinį kultūros paveldą. Taip. Jeigu taip kalbant, irgi užsiminė apie drebulę, kokie yra dar specifiškai? Žinau, kad jeigu vaikas velnių priėdęs, vesim į pirtį su drebulė. Ir gražiai, palei tradicijas. O dar, pavyzdžiui. Aš labai mėgstu stebinti kvapų, kuris, kaip sako, merginos ypatingai, vajazau, amaretų kvepia. Anok čia amaretas, čia mūsų ieva. Mūsų ievos lapeliai gavę garo įgauna tą tokį kaulavaisių šitas kvapas ir būtent kvepia amaretų. Vėlgi turim, dabar jau sudėtinga gauti, bet sibirinio kenio vantą. Jinai yra jau čia, kaip sako, kvapų kvapas užbūrantis. Tai būdavo, veždavo iš Rusijos, dabar kai keliai užsidarė, tai dar kažkiek iš Kazakstano atveža, kiek tos tiesos. Kiek turi ko dar pusikaupęs? Bet jos yra ilgalaikės ir tikrai kelis mėnesius su viena galim tas skleisti kvapą. Žadėjau klausti, kiek laiko tas ilgalaikis yra ir keli mėnesiai? Kenis taip, sakysim, ieva, kuria, tai yra tam kartui, viskas, jinai įsikvepia, jinai maloniai kvepia, bet tai ištraukia iš dėžės, panaudoja ir... Ne, ieva nežiovinama, ieva yra šaldoma. Šaldoma. Iš šaldiklio ištraukus, nes džiovinta viskas, jin praranda. Arba šviežia. Kokios dar vantos yra džiovinamos be ievos? Šaldomas norėjau. O, pasakau, džiovinamas, šaldomas, taip. Galima daug ką šaldyti, sakysim, pati berža. Vėlgi, įsivaizduok, Tomai, tokią šventę kaip Velykos. Ir Velykų proga įsitraukė į tokią vantą ir pamerkė į stalą vietoj gėlių. Neįsivaizduoji, kaip Velykų stalas kvepės pavasarį. Aš tikiu. Tai ar vasarą, nežinau, bet tai... Velykų stalai dažnai, jau tik prasiskleidžia arba netgi 2 savaitės prieš parsinešė. Būtent tokia kvepė šviežia. Ne visos. Aš mėgstu daugiau susidžiovinti, nes... Ilgiau bus. Jo, laikau dėžėse ir tose dėžėse pas mane pakankamai vėsioj patalpoj jos... Tai tie, kurie dabar žiūri, jeigu busit pas Antaną ir išsitrauks ievą, žinokit, jinai daug meilės įdėtas dalykas. Be abejo, daug meilės ir patirties. Galiu pasakyti, toks dalykas kaip šaldyta ieva, lyg tai viskas paprasta. Suvinioji maistinę plevelę, įkišai į kamerą, į šaldiklį ir padarau klaidą, neįviniojau kotuko. Aha. Ir tas šaltis visą kvapą ištraukia per kotus. Per kotuką. Nėra to kvapo. Tai vėlgi, gerbėmieji, jeigu jau šaldysit, viniokit viską. Sandariai. Tau ieva reikia. Velnius iš... Antanai, aš noriu labai padėkoti, kad atvykai, trumpai pasidalinai apie vantas, apie šaldomas vantas. Man atrodo, mes tąsyk nebuvom apie tai kalbėję prieš keletą metų. Tai dėkoju tau, Radvilas irgi dėkoju. Teisingai. Dėkui ir iki kito karto. Iki.